Labas vakaras, šia info diena, studijoje aš Rolandas Vilkončius ir kviečiu žiūrėti. Konstitucinis teismas atvertė parlamentaro Žemaitaičio apkaltos bylą. Antisemitizmu kaltinamas politikas teismui parengė kelių valandų prakalbą ir egzaminą konservatoriui Arūnui Balinskui. Laurynas Kasčiūnas prisaikdintas krašto apsaugos ministru. Pokalbis su naujuoju ministru, ką jis spės padaryti per vos likusi kadencijos pusmetį. Išpuolio Maskvoje aukų ir sužeistųjų daugėja, o Kremliaus pareigūnai į teismą atvedė dar 4 įtariamus teroristus. Kremlius viešai toliau ieško nusikaltėlių pėdsakų Ukrainoje, o dabar apkaltino dar ir vakarų žvalgybą. Konstitucinėme teisme šiandien buvo skaitomas ir nagrinėjamas Remigijaus Žemaitaičio Facebookas. Atversta antisemitizmu kaltinamo Seimūno byla. Pats Žemaitaitis į teismą atėjo pasiruošęs kelių valandų trukmės kalbą. Teigia, kad kaltino ne žydų tautą, o reiškė nuomonę apie Izraelio veiksmus. Taip pat Žemaitaitis ėmė egzaminuoti konservatorių Arūną Balinską apie Seimo statutą. Bet į teismą pakviesti ekspertai teigia, kad ir Žemaitaičio cituota skanduotė apie žydą ir pagaliuką yra antisemitinė. Eglė Račkauskaitė plačiau. Byla inicijuota man dėl to, kad keliu klausimus, kurie kažkam nepatinka.